Kodėl tu šiandien nevairuoji naujatelaičio automobilio? Kodėl tu jo neturi? Kodėl tu negali šiai dienai sau leisti nusipirkti automobilio, kurio kaina, sakykime, virš 100 000 eurų? Iščiustito, komfortiško, visko pripumpuoto, taip, kad tu įsėdė į automobilį ir iš jo išeiti nenori. Kad tavo važiavimas iš taško A iki taško B tiesiog būtų kaip ant sparnų ir tu jaustumėsi taip, lyg geruose batuose, lyg geroj sukneliai, lyg su nuostabiu makijažu, lyg su ką tik iš kirpyklos išėjusiais sutvarkytais plaukais. Kodėl šiai dienai jūs nesirenkate ir šio komforto savo gyvenimui? Ir kas svarbiausia, didžioji dalis žmonių net norėti tokio automobilio. Ir tada aš girdžiu tokius sakinius. Oi, man nereikia tokio brangaus automobilius. Ne, man žinokit, mano automobilis yra 100 kart geriau negu jūsų, tas, kuris kainuoja tiek ir tiek. Oi, ne, šito Merso baikit, man net nereikia, aš va su savo važiuoju ir man labai gerai, ane, parodykit man žmogų, atveskit man žmogų, kuriam aš padovanočiau, kad ir savo automobilį ir jisai nepaimtų jo dykai. Tai vat pradėkim nuo to, žmonės, kurie net nenori pagalvoti, jie net nesuvokia, kad jie realiai galėtų uždirbti tokiam dalykui, jie bijo, aš pradedu suprasti, kad žmonės bijo tiesiog didelių pinigų. Jie bijo didelių atlyginimų, jie bijo daugiau uždirbti. Pasakyk žmogui, kad uždirbi vidutiniškai 10 000 per mėnesį, žinot, ką pagalvoja? Vagis. Šita tai vagilė, vogė viską, ką tik tai gali. Pasakyk, kai pamato žmogus už vairo jauną gražią moterį, ką galvoja? Oi, tai šitai tai tikriausiai nupirko tėvai arba vyras geriausiai. O kai pamato brandesnio amžiaus žmonės jauną bičą už vairo, už Porsche, už Lamborghini, už Bentley, vat važiuoja jaunas bičiukas, matosi kokie 23-25 metai, ką tada galvoja? Baigtų, tėvai nupirko 100%, tėvelio verslą valdo. Ta prasme, žmonių stereotipas rodo tai, kad realiai šiai dienai žmonės, kurie turi realiai gerą automobilį, nekilnojamą turtą, valdo verslą, tai jie negali to dalyko daryti. Ta prasme, toks jausmas, kad žmonės protingi šiais laikais negali, tik tai gali būti protingi nuo tėvų kažkokiais palikimais paliktais, arba jeigu tu uždirbi, tai tu vagi. Tai jūs pagal save sprendžiat, kad jeigu jūs šiai dienai, dirbdamas padavėjų, uždirbate vidutiniškai ten, nežinau, sakykime, 1500, tai jeigu jūs uždirbtumėt daugiau, tai reiškia, jūs jau virtuviai kažką virintumėt, jau kažkokių į kasą kažko nesumušinėtumėt. Dabar, ar jūs galite nustoti apie tai galvoti ir šiai dienai tuose batuose, kuriuose jūs esate, pagaliau pradėti galvoti, kad jūs iš tų batų galite išlipti ir įlipti dar į geresnius. Kiek yra žmonių šiai dienai, komunikabilių, nuostabiai atrodančių, charizmą turinčių, man gaila žmonių, kurie dirba darbą, kuris yra ribotas. Va čia kažkokie įsitikinimai nuo tėvų, nuo draugių, nuo draugų, nuo senelių, nuo tėtų, kad tu daugiau negali uždirbti. Va dirbi 10 metų padavėjų ir dirb, žinok, šitas darbas tau yra geriau. Kodėl jūs nepagalvojat, kad šiai dienai jūs galite išeiti iš to darbo ir pradėti savo veiklą? Pradėti ten, kur yra pardavimai, kur jūs galite juos didinti pardavimus, kad nuo savo energijos, kurią jūs šiai dienai turite, užpumpuoti tą pilną piniginę pinigų, kad galėtumėt nepavydėti toms moterims, jaunoms panoms, vyrams jauniems, vyresniems vyrams, kad jie vairuoja naujatelaičius automobilius. Jūs neįsivaizduojate tikriausiai, koks yra kaifas atsisėsti į gerą mašiną ir važiuoti nuo taško A iki taško B. Ta prasme, kai už tave jisai visai pagalvoja, kad tau nebūtų per karšta, kad tau nebūtų per šalta, kad tu nedaug dievė, jeigu tu užsisvajosi kažkur, jisai sustabdys laiku ir kad jeigu tu apalpsi, jisai pasuks į dešinį ir šaligatvyje šonė sustos su avariniu, kad tavo vaikas saugiai važiuos normaliam, brangiam, saugiam automobilyje. Bet kažkodėl vis tiek yra tie blokai, kurių nenusiemat ir galvojate, kad jūs negalite tobulėti. Ta prasme, kad vaistininkai, prieš mane tiesiog vaistininkai, vinotekos darbuotojai, šparago parduotuviai darbuotojai, kurie parduoda vaisius, kad jūs tik tai tą ir galite daryti. O jūs suprantat, kad be viso to jūs galite daryti dar ir pardavimus. Didinti savo ne tik darbe esamam, bet dar turėti ir papildomas veiklas. Labai daug žmonių šiai dienai gyvena ne savo batuose, bet visi tie, kurie apkalbinėja ir tie, kurie pavydi tiem žmonėm ir iš tikrųjų pavydi, nes labai retas, kuris pasidžiaugia
ir nusišypso tam žmogui, kuris parvažiuoja su tikrai labai geru automobiliu ir nusišypso nuoširdžiai. Dažniausiai tai būna kažkokia replika viduje ar garsiai. Ai, tai čia ta, baigtų, čia tai netikra. Tai aš jums galiu pasakyti, kad jūs mažiau pavydėkit ir pradėkite daryti. Nes komfortas yra visur. Jūsgi mėgstat nusidažyti plaukus, pasidaryti nagus, užsidėti gražią suknelę kokybišką, užsidėti odinius patogius batus, nusipirkti gražų patogų rankinuką. Ir netgi komfortas yra tada, kada tu eini Akropolyje ir tu pamatai salelę ledainės. Ar ne? Ir tu gali kelius šimtus metrus nueiti ir tu pamatyti parduotuvę Maxima Rimi, nesvarbu, ir nusipirkti ten ledus už €30 arba ledų burbuliuką, kurį tau dabar, čia ir dabar įdės už €3,50. Bet tau nereikės nei nupakuoti nieko, tau tiesiog paduosi ranką ir tu iškart valgai po 10 sekundžių. Tai yra komfortas. Lygiai taip pat kelionės, lygiai taip pat kokybiški akiniai. Ir visi kiti dalykai, tai yra komfortas. Kodėl nesirinkti komforto, kuris kainuoja brangiau? Automobiliai, būstas, namas ir kokybiškos kelionės. Kodėl to nedaryti? Todėl, kad jūs šiai dienai dirbate padavėjų, todėl, kad jūs šiai dienai dirbate Maximoj kasoj, todėl, kad jūs šiai dienai dirbate tokį darbą, kuriame negali uždirbti daugiau. Galite jūs uždirbti daugiau. Jūs tiesiog pagalvokite, kaip jūs tą galite padaryti ir išnaudoti savo energiją. Nes yra tikrai be galo daug žmonių dirba, ne pagal save darbus. Dirba, belė dirbti ir nenorite pasukti savo galvos ir išnaudoti savo energijos, kurią tikrai galite panaudoti didesniam pajamom. Tai va tokia mano būtų nuomonė. Ir aš jos nekeičiu. Aš manau, kad didžioji dalis žmonių tikrai tą gali padaryti. Taip, yra žmonių, kurie, yra jau beviltiški ir jiems belieka tokie darbai, kurie eina, visiškai ten eina, nieko nedaro, nenori nieko daryti, sergantis galbūt ar daug problemų turintis ir jie net neįsivaizduoja nei kaip, nei ką, bet kiek yra tokių žmonių, jaunų žmonių, kurie gali pakrūtinti savo užpakalį ir ne į tą darbą nuo ryto iki 5 eiti dirbti, o tiesiog gali savo energiją, savo kūną, savo charizmą, savo grožį, savo, kaip sakau, savo jėgą išnaudoti darbui, kuris šiai dienai gali jums generuoti 4 kartus daugiau pajamų. Ir negalvokite, kad jeigu jauna moteris važiuoja, kad jinai negali daugiau uždirbti negu jūs. Jūs negalvokite, kad jeigu jūs uždirbate 1000 eurų, mano miela moterytė, kurį jūs žiūrite šį istoriją, kad kita už vairo negali uždirbti 12 000 eurų per mėnesį. Ir jeigu tu pasakai, kad tu tiek uždirbi, viskas, kaput, ką reiškia, tai tu jau vagis, tu kažką darai nešvariai. Kiek mes atiduodame mokesčių valstybei, kad kas žinotų. Tai žinokit, tiesiog, aš irgi tikriausiai galėčiau dirbti vieną darbą ir iš jo išgyventi. Bet šiai dienai aš turiu 4 veiklas ir atidarinėju 5. Ir jinai neatsidaro tiesiog šiaip savo. Visur reikia investuoti pinigus, visur reikia galvoti ir jeigu tu nori, tau negana, tu nori ir to, ir tu nori užtikrinti dar tą ir aną savo gyvenime, tu tiesiog imi ir darai. Ir kitokio atsakymo čia nėra. Viskas.